Labą dieną, bičiuliai ir ne tik. Šiuo metu jau naujieji metai, tai yra 225-ieji. Ir šiandien turbūt yra sausio, nežinau, 9 gal turbūt diena. Aš vakar neslėpsiu, apėjau bityną ir biškutį likau ir nustebęs, ir pasimetęs. Visų pirma, kas liečia šitą aviliuką. Buvo gan stipri šeiminėlė, bet dingo bitės iš jo. Tai parodysiu paskiau iš arčiaus. O kitą problemą pastebėjau, tai italinės selekcijos bitės faktiškai be maisto. Tai va šiandien iš čia bandysiu įkelti į italines papildomai maisto. Oras nužėminis, kaip sakoma, daug kas sako, kad geriau čia iš vis nekišti snapo, bet iš tiesų, jeigu nepažiūrėti, tai bitelės be maisto ir patys jūs suprantat, nesulauks pavasario. Tai tikslas yra, iš čia išimsiu korius, sakykim, su medum, nes buvo pilnas avilys medaus, sirupo ir kas tom bitelėm nepatiko, kodėl įskrido. Tai čia yra ne tik šičia problema, bet kiek žinau yra ir pasaulinė, dėl ko bitės sugalvoja ir palieka avilį. Mano stebėjimais, tai greičiausiai jos dingo kažkur lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje, nes dar lapkričio pradžioje buvau užmetęs akį, viskas lyg ir buvo savo vietoje. Versijų visokių, kuri teisinga, nežinau, bet tuoj pat atsikraustysime čia, štai vat ir nukelsiu, parodysiu iš arčiau, skaitos jum, nuimsiu, parodysiu, kaip dingsta bitės. Čia aš vakar jau biškutį viskas buvo skaitos apžiūrėta, taip toliau, bet va, sakykim, nežinau kaip matytųsi. Taip, gal biškutį iš arčiau, kad ir informatyviau, pats skaitos. Buvo bitelės čia, tai vakar biškutį sudėjau, nes jau tom Italijos bitėm jau įdėjau po 2 meduvinius, bet va, sakykim, kaip pavyzdys, pilni koriai palyginti maisto, visko turėjo bitelės ir faktiškai, kad aiškiau būtų, dar parodysiu dar vieną dalykėlį. Žodžiu, nežinau, ar matysis, gal iš čia. Nu, esmė tokia, kad faktiškai bičių tai tik tai keletas čia atlikusių. Aš neparodžiau, taip, tai jeigu būtų bitelė, sakykime, žuvusios avilyje, tai būtų čia pilna bičio, čia tik viena kita bitelė. Nu, gal kažkaip aš neįžiūriu, bet viena kita bitukė, kurios visos kitos įskrido, tai nežinau. Tai būtų, kas liečia šitą aviliuką, o dabar planas yra eiti dar prie šitų italių. Apėjau visus. Aš vakar aviliukus, faktiškai Šiluvos ramiosios, Vikarnikos, gan viskas protingai pas jų maisto yra, išskyrus italės. Italės, kaip bebūtų, tai dabar dar tik sausio, vidutiniškai turbūt 10, o jau jom trūksta maisto. Panašu, ir iš tiesų, kad būčiau sakęs, nepalikau medaus, nemaitinau, iš tiesų vien sirupo turbūt 12, gal 13 litrų buvo suduota jom, neskaitant pilni dar buvo kiek galima koriai medaus palikti. Pasirodo, jos
netaupiai maistą naudoja. Tai va, yra šitie du aviliai italiniai ir abiejose faktiškai, kiek vakar pavyko įžiūrėti, tuštuma, skaitos badas bitelėm, kaip sakoma, aišku, galima pasiklausyti, bet man vakar net nereikia nei klausytis, jau iš karto biškutį pakėliau ir pamačiau, kad didelė problema. Dabar yra šiandien toks tikslas, jeigu nepavyks man įstatyti, sakykime, bitelės nebus vietos įdėti iš karto rėmelį, tai bandysiu tada atpjauti su peiliuku iš tų korių sluoksnius, skaitos to medaus vadinamo, ir uždėti ant viršų. Su rimo biškutį turbūt tokį bandysiu tokį, aš kitaip neišimsiu vieno korio, o man kiekime šitai padarysiu. Nesinori daug šaldyti. O čia tasai kaip ir čia vat yra betokių. Betokių yra, jos vakar čia reik labai atsargiai, jūs aišku nematot, gaila ir prarasti tas pačias bitukės. Aš nežinau. Taigi, vargšikė, vat viena jau įskrido. Noris protingai viską padaryti. Vargšikės. Man reikia būtinai šitą koriuką dar išimti. Lemba reikia, gal jau duosiu nurimti, nes čia jos negerai padariau. Oi, kad negerai. Nu, bet sugrįžti jos turėtų rasti kur. Žinot, prisižaidžiau su tuo koriu. Su tuo koriu gan blogai gavosi. Žiūriu kitą pusę. Kita pusė gal bus iš čia didesnė tikimybė. Iš čia yra, matau, na, aišku, jūs norit irgi gal pamatyti. Nežinau, pabandysiu iš tos pusės. Aš noriu greitai, bet čia kartais nieks nesigauna greitai. Taigi, yra, aš čia įdėjau vieną korį su medum ir daugiau faktiškai negaliu lysti, viskas. Iš tos irgi pusės nieko negaliu padaryti. Žodžiu, nepasimatė kadras, kaip įdėjau šitos indelius. Bet labai aš čia biškutį. Va dabar. Skaitos čia yra įdėti 2 indeliai. Viskas faktiškai. O orui, kur yra cirkuliuoti, daugiau ir nekušysiu. Šitų daugiau ir nearzikim. Gal bus kokia šiltesnė dar dienelė, bet dabar jau nėra tokios traginės. Skaitos vis tiek yra, vakar aš įdėjau visą jau rėmą pilną skaitos medaus iš šito. Plus dabar dar 2 indeliai. Tai va dar dabar einam šitą pažiūrim. Nes čia problemėlė, kaip sakoma, kaip bebūtų, Italijos selekcijos, tos Suomijos, italinės Suomijos selekcijos bitelės palyginti labai didelių pasirodo reikia maisto atsargų. Vakar čia irgi įdėjau vieną rėmelį ir pažiūrėsiu irgi, kaip čia situacija. Girdžiu traktorius, kad tik nebūtų blogas garsas. Nėra taip. Čia man viską paprasta sufilmuoti. Maždaug taip. Nu, persikelkime iš čia. Jau vieną patareiką nusibaigė. Žiemą filmuoti vis tik ne taip paprasta.
Nu, vat irgi. Faktiškai nežinau, kurios. Aišku, galima vat pasiklausyti. Bet garsas nėra toksai, nes aš pats mačiau. Nu, jom galėčiau įdėti. Bandysiu iš tos pusės įdėti visą rėmelį, jeigu čia man viskas taip. Kiek galima ramiau nusiimti sekciją. Nesinori. Nu va, kad ir šitokį koriuką pabandysiu kaip nors iš tos pusės. Nes vat matau, tušti vat, iš vis net svorio neturi. Labai čia negeri dalykai, aišku, šitą dar aš atgal įdėsiu, nes čia yra donos. Taip, kaip vat. Nu ir ką, visą tą, čia nežinau, gal ir matėt, vat, kai padariau viską, iš karto staigiai uždarau. Nu, lemba gaila, anam taip gražiai neišėjo padaryti. Labai, vat. Nu, tikėkimės viskas. Taigi, vat, viskas šį kartą čia geriau pavyko. Čia taip galima. Biškutį, aišku, žiūrovai. Nu, trumpai jum parodysiu. O, bet tokias, kur nu, jos kamoliukė sėdi, tegul sėdi geriau. Neerzyti. Viskas, svarbiausia. O čia tai idealiai viskas gavosi. Ką, kai uždengiu dangtį, su šituo labai puikiai pavyko papildyti bitelė atsargų. Nežinau. Taigi, biškutį šiokį tokį gal verdiktą. Taigi, vat, nu, su šituo nuostabiai gerai pasisekė, dar papildžiau, skaitos atsargų bitelėm, tai tikėkimės bus gerai. Vat su šituo biškutį kiek kebliau, taip kaip norėjau gražiai įdėti, nepavyko. Visumoje visus daugiau aviliukus aš apėjau. Tai pavyzdžiui, šilvos ramios, turi atsargų, viskas gerai, karnika turi irgi atsargų, viskas, laukinukės, kuo puikiausiai gyvuoja. Tai kažkatras dar vienas, dabar aš nepamenu, tai biškutį toksai, kaip ir turėjo atsargų, bet aš jam turbūt vieną irgi tokį rėmelį dar įdėjau dėl šventos ramybės, o visumoje, vat kaip ir atrodo tas, tie aviliukai apsnigti. Čia dabar padėjęs esu net tokias, kai kur ir lenteles, kad tiesiogiai nekristų sniegas, bet vis tiek ventiliacija yra iš antros, kaip ir pasakojau, pas manęs yra iš antros pusės. Tai, kaip sakoma, reikia biteles žiemą palikti šventai ramybei ir beveik nekreipti dėmesio. Tai sakyčiau, netikęs niekam posakis. Reikia kartais užeiti
pas bitelės ir vat pasitikrinti, kad paskiau nesigailėti, dėl ko dingo ar tiesiog žuvo bitės. Ot mano atžvilgiu, jeigu būčiau nepastebėjęs šitų italinių, tai kiek jos ta būtų kokią savaitę kitą, gal dar ir būtų tris kokias ir ištempusios, bet toliau tai būtų bado mirtis. Tai reikia, nori, nenori, užeiti, pažiūrėti ir mano atžvilgiu tai tikriausiai, jeigu nutaikius irgi tokį palyginti nešaltą dienelę, reiks susukti dar būtinai pažiūrėti į Itales. Visą laimę, kiti visi aviliukai savo vietose protingai dozuoja maistą. Tai panašu, kad pavasario gal ir, jeigu kažkas nenumatyto neatsitiks, turėtume ir sulaukti. Tai būtų tiek, kas liečia iš bityną. Ačiū, kad žiūrite, galite komentuoti, galite pasakyti ir savas versijas, pavyzdžių, kodėl skaitos stipri šeima, kaip mano atžvilgiu ėmė ir išskrido. Tai toks kaip ir gaila, nes viena stipresnių šeimų, bet, kaip sakoma, gyvenimas tęsiasi. Tai tiek ir viso gero. Daugiau neturiu ką ir pripasakoti. Saulutė bando pasirodyti. Toks